treniruojantys šią techniką, iš pradžių galime mokytis tik tai posūkius. Sakykime, atsistojame ir sukamės pro nugarą, pakeliam bet kaip koją ir paliečiam leteną. Vėl galim iš viso pasisukti, pažiūrėk, kur yra letena, tam koją pakelt. O vėliau svarbus momentas yra viršutinės kūno dalies padėtis. Taigi, grįžtame prie to paties svarstyklių principo. Kai koja pradeda kilti į viršų, viršutinė kūno dalis turi eiti į apačią. Tokiu būdu gaunasi svarstyklių principas ir mes nuėjame daug darbo nuo raumenų. Mes kompensuojame kojos kilimą savo viršutinės kūno dalies judėjimu į apačią ir koja žymiai lengviau yra kelti. Taigi jūs atsistojat ir galit pasitreniruoti tiesiog tokį veiksmą, kad jūs neriat į apačią, o koja pakyla į viršų. Vėl stovim, neriam į apačią, o koja į viršų. Nes jeigu man reikia padaryti šitą veiksmą ir viršutinės kūno dalies aš nelinkiu į apačią, man yra žymiai sunkiau, nes visas darbas sueina raumenims. O darant tokiu būdu, man žymiai yra lengviau. Aš pasilenkiu ir koja eina į viršų. Varžybose šis spyris yra įmušamas iš įvairiausių situacijų. Kartais būna, kad tiesiog oponentas puola, kitas lenkiasi, nes tai yra pakankamai saugu. Galva nueina toli nuo savo varžovo ir tiesiog išmetus koją yra įmušama į žandikaulį arba į galvą varžybose. Tai svarbiausi keli momentai. Sukame atraminę koją ir viršutinę kūno dalį lenkiame. Pabandom.